Mėlyje, turime svečių, sutikime svečių su plojimais, tai yra šventasis vyskupas Mykolas, Kalėdų senelis. Sveiki gyvi, brangieji. Tai kaip gera jūs matyti su tom dzūkiškom šypsenom ir angeliškais balsais sveikinti mūsų išganytoją žodžiais: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Viešpatie Jėzau, mes labai dėkojame tau, kad prieš 1000 metų tu atėjai į šią žemę, kad apšvietei šį pasaulį, kad tą šviesą padovanoji kiekvienam žmogui, kad apšvietei kiekvieną iš mūsų ir kad parodė mums pavyzdį kuklumo, paprastos meilės nuoširdžios, meilės iki galo, iki paskutinio atodūsio. Taigi, brangieji, jūs visus esančius čia, aišku, su klebonu kunigu Viliumi priešakyje, visus čia ir visus, kurie prie ekranų taip pat stebi mus, yra draugės su mumis. Visus jūs nuoširdžiai sveikinu su Jėzaus gimimo diena, šventomis kalėdomis. Ir iš viso širdies linkiu, kad visi drauge, žengdami per tuos iškilmių šventinius vartus į dieviškos tiesos ir meilės pažinimo kelią, eitumėm džiugesio sklidinomis širdimis, kad šviestumėm, šildytum ir džiugintum visus sutikitus žmonės. Ačiū Jums labai, kad Jūs taip gausiai, taip gražiai dalyvaujate, kad taip gražiai švenčiate. Taigi tegul Jūsų gyvenimai būna taip, kaip Jūs švenčiate. Ir Jūsų gyvenimas būna kaip šventė. Švęskite gyvenimą, būkite laimingi. O maestro dar noriu paprašyti, kad pagerbtumėm dar mes švenčiausią motinėlę Mariją ir taip norėčiau dar išgirsti vieną kitą giesmę skirtą jai. Ar būtų galima? Ačiū labai.